Gauja! Gauja, gauja! Gauja, gauja, gauja! Juodieji vilkai, stiprūs vilkus protingi labai. Mes rudieji, mes vilkai, žemės ir dangaus draugai. Gauja, gauja, kuo? Geriau! Kodėl? Todėl, kad ateityje tapčiau geru skautu, o vėliau tapčiau geru roveriu. Tai labai rimta. Gerai, eik ir paklausk vilkiukų, ar jie tave priims. Nebūtina draskyti džiunglių, kad praeitum pro jas. Prašau, išrišk šį mazgą. Jeigu tipo praeis, kas bus? Juodieji vilkai tave priims, jeigu pasakysi džiunglių statą. Vilkiukas klauso seno vilko. Vilkiukas rūpinasi ne tik savimi. Vilkiukas rūpinasi ne tik savimi. Taip, Tėvą! Ar jūs manote, kad jis bus geras vilkiukas? Taip, Tėvą! Ar tu tai pažadė? Iš visos širdies? Tu negali pasilikti gaujoje be savo tėvelių sutikimų. Dabar nueik pas savo tėvelius ir paklausk, ar jie sutinka, kad tu pasiliktum gaujoje. Kadangi po krikšto tapai krikščionimi, eik ir paprašyk kunigo, kad tave palaimintų Dievo vardu. Visagalių Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios malonė per Vilkiukų motinos Marijos ir Švento Pranciškaus susitarimą nusileidžia ant tavęs ir niekada neapleidžia. Vardan Dievo Tėvo. O dabar, kadangi tu ruošiesi būti linksmas, paklusnus ir atviras vilkiukas namie, mokykloje ir gaujoje, tu gali ištarti savo pasižadėjimą. Aš pasižadu daryti viską, kuo geriau, kad būčiau ištikimas Dievui, tėvynei, tėvams ir gaujos įstatymams. Ir kiekvieną dieną padaryti po gerąjį darbelį, užtariant Dievo motiną ir švenčiausiai į Pranciškų. Viešpatie Jėzau, padėk man. Padėk. Jau, aš jau.